Sveiki atvykę į Tarp eilučių jaunimo podcastą, kuriame kalbame atvirai apie temas, kurios yra ne tik aktualios, bet ir jautrios. Tai šiandien mūsų epizodo pašnekovė yra Eglė Ramanauskaitė, psichologė, emocinio raštingumo ir psichologinio švietimo lektorė bei knygos Ko iš tikrųjų nori vaikai autorė. Tai Eglė, ar teisingai jūs pristačiau? Teisingai, net kažkaip labai taip įmantriai labai. O ar nieko nepraleidau, galbūt dar turiu? Emocinio raštingumo, kas ten tokia? Lektorė. Lektorė, gerai. Taip. Savęs taip nepristatinėjau, bet faina, įdomi. Pasinaudosiu kada nors to. Gerai, džiaugiamės, kad atrandam naujų būdų, kaip apibūdinti. Tai kaip dar apibūdinam, tai savo darbę daug dėmesio skiria vaikų emociniams poreikiams, tėvų ir mokytojų vaidmeniai bei bendruomeniškumo svarbai. Tad šiandien kalbėsim apie toleranciją, empatiją ir patyčias. Tai yra temos, kurios ypač yra svarbios jaunimui, mokykloms ir bendruomenėms. Tai dabar į tai nesusijęs klausimas, ko aš norėčiau paklausti, tai kiek platformose galima internetu jumis rasti, dalinatės taip pat apie kažkokį užsiėmimą Rope Flow. Jo, tai labai yra įdomu sužinoti, kas čia per veikla ir galbūt pristatytume. Wow. Iš tikrųjų, tai toksai nišinis sportas, bet aš net nežinau, ar tai yra sportas. Man tai pirmiausia, tai ne sportas, man tai yra gal tokia aktyvi meditacija, atsipalaidavimas. Labai daug ką galima tame Rope Flow atrasti, tai toksai naujas toksai gana populiarėjantis po truputį pasaulyje, bet nėra labai populiarus sportas. Bet kaip jisai vyksta, turiu omeny, ką jūs tam darote? Tai iš esmės tai judesiai su virve, įvairūs tokie triukai, galima pavadinti žongliravimu, galima, nežinau, pavadinti gal net, tai netgi atėjo turbūt iš kovinių menų, aš manau, tai va tokių, kas žiūri, ten mato kažkas, nežinau, kažkokį karate, kažkokį ten dar kažkokį kovinį meną, tai yra hybridas labai daug ko, iš tikrųjų, čia galima sakyti šokis su virve, tai galima sakyti supynės su virve, brain gym, labai daug brain gym, smegenų mankštos tame yra, mokymasis labai pats vertingas ir kai tu išmoksti tos triukus ir jau juos darai vieną po kito, tai į tokį atsipalaidavimo, tokią tranzo būseną savotiškai šiandien. Tai rekomenduoju, tikrai pradėsiu ateityje populiarinti, jau noriu pradėti kurti puslapį ir tus tutorialus, kurių ir turiu čia didelę ambiciją, bet kaip visada kartais trūksta laiko pabaigti darbus sumanymus iki galo. Labai įdomu, nes aš asmeniškai niekada nebuvau apie tokį dalyką mačius ir mes su komanda, kai ir klausimus galvom ir panašiai, tai viena mergina sako, būtinai reikia paklausti, kas čia yra per dalyks, nes labai įdomiai atrodo ir tiesiog labai įdomu sužinoti, lauksim labai populiarinimo, būtinai prisijungsim. O papasakokit plačiau tada apie save, kaip prasidėjo, tarkim, jūsų kelias į psichologiją ir į būtent tą emocinį raštingumą? Visiškai psichologija į mano gyvenimą atsitiktinai atėjo, nukrito iš dangaus, likimas man tai davė, nes aš iš tikrųjų niekada neturėjau kryptingo tokio tikslo, ėjimo, kad aš būsiu psichologė, noriu studijuoti psichologiją rimtai. Kaip tik būtent sportas. Aš galvoju, kad aš būsiu sportininkė, man krepšinis buvo viskas, aš labai nuo vaikystės daug sportuodavau, daug kieme praleisdavau laiko, mano langai į kiemą buvo į 4 krepšius. Ir aš ten nuo ryto iki vakaro būdavau, tai galvojau, kad būsiu sportininkė, jeigu būdavo bloga diena, tai galvodavau, kad eisiu į vienuolyną, o kai kita diena vėl ateina gera, galvoju, ne, vienuolyną gal neisiu, aš būsiu sportininkė. O po to kažkaip, kai atėjo laikas rinkti specialybę, toks perversmas mano galvoje įvyko, galvoju, aš gal sportas tai gal būna man hobis ir norėčiau tokios gal kažkokios protinės profesijos, kažkokios tokios, tai anglų filologija, lietuvių filologija, psichologija, dar kažką rinkausi ir psichologijos stojamieji mano buvo labai geri, mane pačią nustebino, nežinau, kaip čia taip atsitiko ir aš pagalvojau, gerai pabandysiu, pažiūrėsiu, su kuo tai valgoma ir aš pradėjau valgyti, apetitas pradėjo kilti bevalgant, man pradėjo iš tikrųjų patikti tą profesiją, specialybę ir kažkaip aš ją tiesiog atradau, prisijaukinau, tai bet man kažkaip likimas ją taip davė atsitiktinai, iš tikrųjų. O gal buvo kažkoks, nežinau, ar kabliukas gyvenime, kur vis tiek kartais atrodo darai kažką, vykdai ir po to
kažkas atsitinka, kad supranti, kad tikrai eini tinkama linkme ir kad būtent esi ten, kur turėtum būti. Čia prieš tai turėmenį, kad... Tarkim, susipažinus su psichologija, ar nežinau, kad ir kažkoks studijų metu. Nežinau, tas kabliukas turbūt ir buvo pačios pirmosios paskaitos. Mano psichologijos pirmasis paskaitas dėstė tikrai garbingas, nuostabus lektorius Feliksas Laugalys. Jis dėstė neurofiziologiją. Ir ta neurologija susieta su psichologija. Man buvo labai labai įdomu. Mane jis užkabino ir aš tikrųjų, ir šiai dienai tų psichologijos teorijų labai daug yra. Bet šiai dienai pat populiariausia, turbūt moderniausia toks požiūris yra neuropsichologinis. Tai yra bet kokį žmogaus elgesį, emociją, kažkokį motyvą, mokslininkai bando paaiškinti, kaip kas ten smegenyse vyksta. Tai va tas neurobiologinis, psichologinis požiūris man įdomus ir kažkaip aišku, tų teorijų daug labai, jos visos yra įdomios, jos visos vertingos, visos apie tą patį kartą šneka iš kitų tiesiog perspektyvų pusių. Tai aš nežinau, toks kažkoks kabliukas ar ten kažkoks buvo, bet aš tikrai žinau, kad aš į psichologiją atėjau net todėl, kad įsispręsčiau savo kažkokias psichologinės problemas, nes dažnai tas scenarius yra, sako, į psichologiją eina žmonės spręstis problemas. Mano vaikystėje, paauglystėje sakydavau, jeigu man yra kažkokia problema, einam, sakau, persimesim iš būdų, pažiūrėsim, kas čia teisus. Aš spręsdavau problemą su kamuoliu sportiškai kažkaip. Ir tai nebuvo mano scenarius, kad aš jau problemų, tai visi turim, aišku, ir aš turiu, visi turim, tai, bet nebuvo tikslas mano stojimo toksai, nes nedaug psichologai eina tiesiog tikrai labai norėdami save pažinti, suprasti, kažką išsispręsti savį pirmiausia, ar ne, po to keliauti toliau. Tai va, taip sakau, nežinau, kažkokio kitokio to kabliuko galbūt taip neturiu. Tiesiog pats darbas, praktika, visa tai, visi kabliukai yra man, viskas tiesiog patinka, įdomu. Supratau, geras. Dabar jau šiek tiek einant gilyn, paliečiant jau tada patyčių temą, kaip manote, kada prasideda patyčios ir ar patyčios yra suaugusiai gyvenime taip pat egzistuojančios, kaip ir tarkim tarp jaunimo? Jo, tai aš manau, kad tikrai jos visur egzistuoja. Iš tikrųjų, per daug taip gal neišsiplečiant, nuo 2 metukų patyčios prasideda, kai atsiranda toks jausmas kaip pikdžiuga, kai vaikas 2 metukų rodo liežuvę, maždaug aš to nedarysiu, aš čia kažkaip taip, galiu tau pasipriešinti, čia žiūrėk, čia aš taip dabar mamai pasipriešinti, tėčiai pasipriešinti ir taip toliau. Galima čia žiūrėti šiek tiek tokių elementų, galbūt patyčių, bet tikrai ir suaugusiai, ir senyvi žmonės, ir turtingi, ir neturtingi, ir su statusu, ir be statuso, ir intelektualus, ir galbūt mažiau, galbūt turintis tų gebėjimų intelektualinių kažkokių, tai iš tikrųjų taip, patyčios yra mūsų prigimtyje, aš manyčiau. Ir iš kur jos ateina iš mūsų smegenų. Aš sakiau, kad man neuropsichologinis požiūris patinka, tai aš netgi sakyčiau, kad per visą savo praktiką mokykloje aš esu atradusi, kaip pastebėjusi, pati savo atradusi 2 patyčių formas pagrindinės. Tai vienos patyčios vyksta iš mūsų amygdalos, tai yra pavojaus centro, o kitos patyčios vyksta iš mūsų nucleus accumbens, yra toksai malonumo centras. Tai tos tradicinės tyčinės patyčios, kurias mes dažniausiai, apie kurias dažniausiai mes kurias įsivaizduojam, kad tos patyčios tai yra tos, kur tu nori kažką pažeminti. Tai iš tos savigynos, iš tos amygdalos, iš to pavojaus centro, tai patyčias žmogus naudoja kaip tokią netinkamą būdą ir tokį netolerantišką būdą apsiginti. Tai čia pikdžiugos jausmas, iš čia kyla pagiežos, neapykantos, pavydo jausmas, ar ne, kitą įskaudinti, pažeminti. Ir tau šiek tiek malonu, kai kitam skaudu, nes tu kažkokias asmenės problemas sprendi, tu jauties nelaimingas gyvenime, gal tam pavydą kažkokią irgi jauti, kitam sekasi tau ne, gal tu pats patyrei patyčias ir tu nori kažkokį tą savigarbos poreikį savo atstatyti, atkurti ir tu taip tiesiog sprendi savo problemas. Tai tos, tokios tipiškos tyčinės patyčios, ar ne, kur tu supranti, kad tu darai negerai, bet tiesiog nesusitvarkai su savo jausmu šiuo metu, kad, su savo pavydu ir panašiai. Bet šiandieną, žinokit, iš tikrųjų pasakysiu, yra antrosios patyčios, kurias yra sunkiau spręsti mokykloje, man tarkim, ar mūsų komandai, tai yra, aš jas vadinu linksmosios patyčios arba tos netyčinės patyčios iš malonumo centro, kada tu tiesiog nori taip, paprikolinti. Aš neturiu tikslo įskaudinti. Aš turiu tikslą
ta pašaipių bendravimų, tokių nepagarbių, netolerantiškų bendravimų, mes čia tiesiog juokaujam, prikolinam, žiūrėk, aš čia koksai fainas, juokauju čia taip su tavim ir pažiūrėkit visi, irgi atkreipkite dėmesį, kaip aš čia fainai juokauju ir netgi iš to žmogaus, kurio šaipausi, aš galvoju, kad jam irgi turėtų būti linksma, taigi čia seniai mes juokaujame, šitą raustenam, juk taip šnekama, ne? Tai va, tai iš tikrųjų ir tai nėra nekaltos patyčios, tai yra ganėtinai kaltos patyčios, aš manau, kad tos patyčios yra atsirandančios irgi iš tos empatijos tokios stokos, nesupratingumo, iš bendravimo kultūros galbūt stokos, tai kai tu nesupranti iš tikrųjų, kad tyliai kitam žmogui nepatinka vis dėlto tos nepagarbus bendravimas. Kai tu suki raktus virš galvos, tarkim, tarp žmonių, ar ne, tu galbūt neturi tikslo užgauti, bet tu tiesiog nesupranti, kad gali užgauti. Tai čia va tas iš šito. Ir kodėl tas patyčias yra sunku spręsti, todėl kad dažniausiai, kai ateini į klasę, kurioje vyksta tos linksmosios patyčios, arba kai bendrauji su to vienu ar kitu vaiku, tiesiog atskirai, matai, kad turi pereiti 2 barjerus. Tai vienas barjeras yra kažkaip įtikinti, kad tai vis tiek toksiška ir žalinga, kad tai nėra normalu, kad tai nėra normalus bendravimas. Nes jie sako, tai ne problema, mes taip norim būti, mums tai čia tai faina. Tai va, tai pirmiausia prieiti prie to, kad tai yra problema parodyti ir antra, keisti šitą įprotį. O kai yra tos tipiškos patyčios, tai dažniausiai tu pasikvieti tą vieną vaiką, pasikvieti kitą vaiką, tas, kuris šaiposi, jisai supranta, kad taip negerai daro, bet, kažką jisai negero tokio jaučia kitam. Ir mes, sudarom sąlygas jiems išsiventiliuoti, išsikalbėti ar ne kažkaip, išsispręsti tą asmeninį santykį tarpusavio. Ir dažniausiai tas patyčias visai sėkmingai pavyksta spręsti. Linksmasias patyčias sunkiau spręsti. Jo, mes šiaip pakankamai ir mano klasiokų ir draugų tarpe dabar yra pakankamai dažna diskusija kalbant ir su visais įvykiais Lietuvoje ir panašiai, kad kalbam, kad šiaip pagrindinis lietuvių humoro jausmas yra per tas, sakykime, nekaltas patyčias, o gal kartais ir kaltas per tą kažkokį tai išreiškiamą sarkazmą, kur vis tiek yra kažkiek užgauni, bet viskas yra būtent per tą sarkazmo ir kažkokių tai, sakykime, nekaltų patyčių prizmę. Jo, humoras irgi visas mokslas yra iš tikrųjų. Ta prasme taip, iš ko žmonės juokiasi, tai daug apie žmonės galima pasakyti ir taip labai svarbu tą humorą nuo patyčių atskirti ir suaugusiem mums irgi ne visada tai sekasi gerai. Jo. Tai, o kaip, tarkim, jaunam žmogui atpažinti, ką jis patiria, yra nebejokai, o patyčios ir diskriminacija. Kaip, tarkim, dabar kalbėjom, ar ne, kad ir tos nekaltos patyčios, kaip, tarkim, nes vis tiek nusakot, ne, yra galbūt sunku, paimti ir pasakyti, išsiskirti, kad, man yra nejuokinga, ką tu čia sakai. Tai iš tikrųjų, gerai, tai man atrodo, dažniausiai kaip yra, tai kai tu bendrauji su kitu žmogumi ir tu pasijauti, būna, kad tu pasijauti tiesiog nesaugiai su to žmogumi bendrauja. Jauti kažkokį, kad jautiesi pažeidžiamas santykiai su to žmogumi, kad, galbūt jisai perlipa kažkokias pagarbos ribas ir tu jautiesi kažkaip, kad norisi atsitraukti, kad norisi pabėgti, kad galbūt kažkaip tai įlenda į tavo privatumą, į tavo erdvę, į tavo, nežinau, ten kažkokį tą pasaulį kažkaip labai agresyvokai, ar ne, žodžiais ar kažkokiais veiksmais. Tai pirmiausia, tai turbūt padiktuoja jausmas, ar ne, kad tai, ką žmogus su tavim daro, tau nepatinka. Tai gerai, čia dar nėra patyčios. Pavyzdžiui, jeigu žmogus kažką su tavimi daro, kas tau nepatinka, nebūtinai tai yra patyčios, ar ne? Nežinau, galbūt pasako gražią visai pastabą apie tavo šukuoseną, bet tau vis tiek nepatinka, kad sako pastabą. Mūsų kiekvieno atsakomybė yra nubrėžti pirmiausia ribas ir parodyti, kad tau tai nepatinka. Jeigu tu nenubrėži ribų, šiek tiek reikėtų prisimti atsakomybę, kad kitas žmogus gali niekada nesusiprasti. Tai kai tu nubrėži ribas, kaip jaunimas nubrėži ribas, aš pasakysiu, kaip jie sako, dink iš čia, atstok, baigi staigiai, liaukis ar ne. Irgi, bet tu parodai, kad tau tai nepatinka. Galima ir aiškiau kažkaip parodyti, ar ne, galima sakyti, kad žiūrėk, aš turiu vardą, kreipkis į mane vardu, o ne šitą pravardę, vietoj ten dink iš čia. Galima aiškiau pasakyti. Ir kai tu nubrėži ribas, paprastai protingas, išmintingas kitas žmogus, jis turėtų šito nebekartoti ir nebedaryti. Taip? Bet jeigu jisai kartoja ir tai daro, gali vieną kitą sykį, ar nesuklysti, sakyti, oi, sorry, atsiprašau, aš pamiršau, žinai. Bet jeigu
daro ir netgi, sakykime, žino, kad tau nepatinka, bet tai daro toliau, tai čia ir yra patyčios. Reiškia, jeigu tu bent sykį nubrėžiai ribas, o žmogus tai kartoja, va ties čia mes galim sakyti, kad prasideda patyčios. Aš duosiu pavyzdį, tarkim, mes mokykloje turėjom 2 tokius vaikinukus, berniukus, žodžiu, kurie draugai. Ir jie daug laiko bendrauja ir ten viskas gerai. Ir vieną kartą vienas draugas taip sprogo, sako, tu čia man atsibodai, žodžiu, ir taip toliau. Ir tas kitas draugas, tas antrasis nustebė, žinai. O pasirodo, tas pirmasis draugas vis grįždavo namo ir tėvams skųsdavosi, jau man atsibodo, jis ten mane gnaibau, ten ant sprando užšoka, ten, žodžiu, užgula mane ir taip toliau, sako, jis mane pastoviai va taip kankina. Ir sako, tu čia iš manęs visą laiką va taip tyčiojasi. O tas antras draugas sako, bet tu man niekada nesakei, kad, nu, tau tas nepatinka, aš galvoju, mes šimtinių taip žaidžiam. Taip, tai va, tai jis niekada ir neturėjo tikslą jos skaudinti ar ten pažeminti ar taip toliau, bet tas draugas niekada jam nenubrėžė ribų, niekada tiesiai nepasakė, kad man tai nepatinka, tu baik, jis tik tai skųsdavosi namuose. Tai va, tai čia, kai mums kažkas nepatinka, iš tikrųjų mes turim prisimti atsakomybę ir truputį ir gebėti apginti save ir pasakyti, kad čia yra ribos, žiūrėk, šitai nepatinka ir čia baik. Bet jeigu tu tesi, tai jau mes čia kalbam apie patyčias ir turim kažkaip tai spręsti. O tarkim, irgi tokia situacija dabar, nu vis tiek, kai būna jauni vaikai, jauni suaugę, sakykime taip, vis tiek ta draugai ir šitas visas temas yra pakankamai tos tokios trapios ir pavyzdžiui, norint galbūt susirasti draugų ir, pavyzdžiui, kai būna va tokios situacijos, kartais atrodo baisiai yra kažką sakyti, kad tų pačių draugų neprarastum. Kaip tarkim, nes vis tiek, nu, ta draugo savoka vaikams, nu, arba kai dar mums dabar atrodo yra, tu pažįsti ir tu kartais kiti jau dabar gali sakyti, vadinti draugų ir tu nežinai, kada būtent yra tas laikas pasitikėjimo, kada gali pasitikėti. Bet kaip tarkim, nes kartais va tokiais momentais tu gali leistis būti užgauliojamas, sakykim, dėl to, nes tu bijai nubrėžti tas ribas, nes bijai, sakykim, kad nebedraugaustum. Dar kažką, kaip tarkim, tokiose situacijose reikėtų elgtis. Tam, kuris bijo nubrėžti ar ne ribas. Čia mes kalbam apie, ar ne, vėlgi tada apie jausmą tą baimę, ar ne, kaip gyvenime, jeigu tu savęs gyvenime neišdrįsi apginti, kaip tu ateityje apginsi savo šeimą, kaip tu ginsi tėvynę. Pirmiausia, mes turim išmokti išdrįsti save apginti. Nu gerai, gal aš galėčiau plačiau tą prasme išeiti, tai iš ribų truputį apie drąsą pakalbėti žmogaus. Žinot, kažkaip susidėliojo kažkada ir su draugė besikalbant, va taip irgi mintis ir draugės tokios geros buvo, tokios įžvalgos, sako, ką reiškia būti drąsiu žmogumi, išdrįsti kažką daryti. Drąsa yra daryti dalykus, kuriuos tu bijai daryti, o ne daryti dalykus, kurių tu nebijai daryti. Čia nėra drąsa. Kai tu nebijai, pavyzdžiui, bendrauti, lengvai tu prieini, bendrauji, tau čia nereikia drąsos. Mums nereikia tų žmonių vadinti drąsiais. Jiem tai gaunasi natūraliai. Bet jeigu tu bijai prieiti kažko paklausti, bijai, bet tu eini ir paklausi, va čia yra drąsa. Drąsa yra nugalėti baimę, o ne nebijoti. Drąsa yra nebijoti savo baimės, o ne būti be baimių. Jauti skirtumą, apie ką kalbu. Pasitikėti savim, tai yra išdrįsti kažką daryti, gyvenime tai yra nugalėti baimę. Tai jeigu tu nori būti tuo drąsiu, tuo apginančiu save, su ta baime, tu niekur nedingsi. 10, 100 kartų, gal kažkokiose gyvenimo situacijose 1000 kartų tau reikės tai daryti kartu su baime, kol tau ateis tas galbūt jausmas, kad va dabar mes ir čia neatėjom, ne pirmą kartą šnekam kažkur ar ne į mikrofoną, bet vis tiek jautėm nerimą, kalbėjom prieš tai. Tai va, bet vis tiek tai darom, vadinasi, mes esam drąsios. Galėsiu dabar sakyti. Gerai, tada, kalbant apie kitką, tai kaip apibrėžtumėt toleranciją jaunam žmogui? Pavyzdžiui, kai kuriems šitas terminas gali skambėti abstrakčiai ir visokių mes turim susidėlioję, sakykime, apibūdinimų, kas būtent yra tolerancija, va ten šventimas, tolerancijos savaitės ir panašiai, ir nu, kaip jūs apibūdintumėt? Jo, dažniausiai, kai kalbu apie toleranciją, tai man pirmiausia, tai iš tikrųjų gerai, čia truputį nusivijo kitur mintis. Iš tikrųjų, tolerancija yra apie ribas. Tolerancija yra apie ribas. Kiek aš galiu ištverti kito žmogaus nepatogias savybės. Kiek aš galiu būti pakantus to žmogaus savybėm. Kur yra mano ribos, ne?
Bet tolerancija, aš manau, kad jinai turi 2 labai svarbius tokius komponentus. Tai yra nuomonė, pozicija ir elgesys. Nu, sakykime, duosiu pavyzdį. Tarkim, žmogus sako, man nepatinka žmonės su raudonais batais ir ten kokiais suplėšytais žindais. Nu, aš nieko asmeniškai neturiu, bet kaip pavyzdys, ar ne? Sako, man nepatinka, aš negaliu žiūrėti, čia taip toliau, mane kažkaip veikia, man kažkokia alergija, žinai. Čia sako, gal kažkokios asociacijos kyla, gal kažkokie prisiminimai, gal tas žmogus nieko dėtas. Taip. Tai mes galim turėti iš tikrųjų bet kokią nuomonę apie kitus žmonės. Mes galim turėti, mes turim teisę turėti. Aš duosiu tokį jautrų pavyzdį, nes paskutiniu metu manęs būna, kad tai šiandien ten paklausia apie LGBT bendruomenės narius ir toleranciją, kai tema yra. Ir jau dabar pripratau drąsiai kalbėti, nes čia yra pažeidžiama ir jautri tema daugam. Tai va, pavyzdžiui, sakykime, LGBT bendruomenės narys dažnai būna, kad sako, žiūrėkit, sako, šitas žmogus yra netolerantiškas, nes jis nepripažįsta LGBT bendruomenės narių. Aš tada sakyčiau, o gal tas LGBT bendruomenės narys nėra tolerantiškas, nes jis nepripažįsta, kad kitas žmogus turi teisę turėti savo nuomonę apie LGBT bendruomenės narius. Mes visi galim turėti požiūrį kažkokį. Mums gali kažkas patikti, kažkas nepatikti, kažką pripažinti, kažko nepripažinti. Esmė tolerancijos yra, kaip mes elgiamės su žmonėmis, kurie mums nepatinka. Tarkim, arba kažko mes nepripažįstam, arba kažką kritiškai žiūrim, kaip mes elgiamės. Ar aš atsistojus kitoj gatvės pusėje šaukiu, žiūrėk, su kokiais tu čia batais vaikštai, kaip tavo džinsai, kaip tu čia apsirengęs, ar ne? Tai va čia man galbūt mano elgesys netolerantiškas. Bet netgi jeigu jam, sakykime, man, galbūt nepatinka raudoni batai ir taip toliau, aš vis tiek elgiuosi su tuo žmogumi pagarbiai. Aš vis tiek visiems dalinu saldainius ir jam duodu saldainį, ar ne? Aš vis tiek kažkaip jo išklausau, su juo pagarbiai bendrauju, kalbuosi. Tai va, man atrodo, kad tolerancija yra daugiau apie elgesį, ne apie mūsų kažkokią nuomonę ar poziciją. Tai va, tai mes turim laisvę turėti savo nuomonį galvoje, bet mes neturim visiškos laisvės elgtis su žmonėmis, kaip mes čia sau leidžiam, kaip mes sau norim. Mes turim vis tiek turėti ribas, kaip mes turim elgtis su jais. Tai va, ir kuo tu tolerantiškesnis esi, to nereiškia, kad esi geresnis. Čia yra tokia irgi nuostata. Tolerancija irgi turi ribas bendraja prasme, nes kuo tu esi tolerantiškesnis, tu gali pradėti toleruoti ir patyčias, ir smurtą. Mokytoja gali sakyti, aš esu labai tolerantiška mokytoja, aš leidžiu bet kokias nesąmonės vaikams daryti klasėje, ne? Tai turi turėti ribas. Tu tuo geresnis esi, ne kuo tu tolerantiškesnis viskam esi, bet kuo tu turi aiškesnį vertybinį stuburą. Kuo tu turi aiškesnės tolerancijos ribas, tai yra pozicija savo vieno kito klausimu, apie vienus kitokius, sakykime, žmonės turi poziciją, bet svarbiausia turbūt čia yra apie elgesį labiausiai. Jo. Tai čia mano nuomonė, iš tikrųjų, tikrai labai daug tolerancijos apibrėžimų yra, labai daug įžvalgų, kas tai yra jo. Gerai, tada kalbant, dažnai suaugusieji, ypatingai mūsų jaunąją kartą vadina jautre ir kad mums reikia grūdinti kaip nors ar dar kažką. Kaip jūs būtent vertinat tokią įžvalgą ir kaip, tarkim, mums jaunimui reikėtų reaguoti į tokius pasakymus, kad mes čia jautruoliai esam? Jo, o jūs tai žaidžia, ne? Nežinau, priklauso. Žinai, kaip pasako. Ne, ir čia labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Aš galiu, tarkim, nepriimti, bet kitam gali, tarkim, būti jautru. Kažkaip, man atrodo, kad tie, kurie žmonės va taip sako, ar ne, truputį galbūt ten vyresnė karta, tai tikriausiai jie ir turi tą mintį, kad jų laikais tai jau buvo čia sunkus laikai, o čia yra labai lengvi laikai. Turbūt, kad gyvenat čia ant pagalvės, ant patogumo, ar ne? Tai aš, pavyzdžiui, labai dažnai ir mano kartos, sakykime, žmonės dažnai sako, aš savo vaikystės nekeičiau jūsų dabartinę vaikystę, ar ne? Į savo laikmečio jūsų laikmetį. Aš asmeniškai nekeičiau, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš nemanau, kad jūsų laikmetis yra lengvesnis. Ne velnio, aš kaip tik galvoju, kad jūsų laikmetis yra sudėtingesnis. Ir čia, kaip pažiūrėsi, kas ką grūdina, žinai. Nes aš, kaip pasakyti, pavyzdžiui, jeigu prisiminčiau savo laikotarpį, tai galvojau apie tai, kad man iš tikrųjų viskas augant buvo viskas aišku, kas yra gėris, kas yra blogis, kokios yra vertybės, viskas buvo susakyta. Aš neturėjau daug pasirinkimų, aš galėjau rinktis vieną dešrą parduotuviai, vieną duoną, vieną pieną, vienos rūšies, ar ten 2 kramtomos gumos buvo tik braškinės, retai gaudavom, tai tik tai tą šlyšiai mėtinę visada turėjau kramtyti. O dabar jaunimui reikia suprasti ir
atsirinkti, kas yra gėris ir kas yra blogis šitam pasaulyje. Nežinau, atsirinkti, kas yra tiesa ir kas yra deepfake, kas yra teisinga ir kas neteisinga. Kas esi tu ir kas nesi tu, tai yra daug sudėtingiau. Tai aš, pavyzdžiui, tai man atrodo, iš kitos pusės gal šitas laikmetis labai grūdina. Aš tai gyvenau kitokioje okupacijoje, aš iki 4 klasės spaliukė buvau, tai va kitoje okupacijoje, bet dabartinė karta gyvena kitokioje okupacijoje, visos rinkodaros, manipuliacijų, ne, dirbtinis intelektas, visi šitie dalykai, jie, na, irgi, galima sakyti, okupuoja tos sąmoningus sprendimus, tą identitetą. Jums yra iššūkis, didžiulis išbandymas suprasti save, surasti save. Tai aš nemanau, kad jums yra lengviau ir kad dėl to jūs esate silpnesni ar kažkaip taip, nes mūsų karta ir sukūrė jums šitas problemas. Mes smėlio dėžės vaikai, čia truputį technologijos prasidėjo ir čia visi norėjo to patogesnio gyvenimo, ar ne? Ir tą patogesnį gyvenimą tarsi jums sukūrėm, su to patogesniu gyvenimu mes sukūrėm daug problemų, kurias jums reikės išspręsti. Mūsų sukurtas problemas. Tai va, jūs jiems taip galite ir atsakyti, jūs pridirbo čia viską. Gerai, supratau. Taip pat dar labai dažnai yra, sakykime, ar jaunimo problema, ar šiaip, kad susiduriam su pergalvojimu, perdėtų jaudinimus ir panašiai. Ir kaip jums atrodo, ar čia, tarkim, yra naujovė kažkokia, ar čia, tarkim, mūsų kartos, ar visada tai buvo tas perdėtas jaudinimasis? Aš sunku pasakyti, iš tikrųjų šiaip, galbūt dabartinėme, vėlgi ir psichologijoje taip toliau dažnai sutinkama, kad, tokių emocinių galbūt sunkumų šiuolaikinis pasaulis turi daugiau, bet tai vėlgi aš turbūt grįžtu prie to paties, kad visą laiką tų buvo tikrai stresų, visada buvo tų pavojų, kitokios formos buvo galbūt tų pavojų, ar ne anksčiau. Ir gyvenam tikrai tokioj perfekcionistiniai, konkurentyvioj tokioj visuomeniai, tokioj, kur aš tikrai galėčiau čia išsiplės kalbėti, bet dabar noriu kažkaip susiaurinti gal tos dalykus. Gal ir jaunimui pasakyti, nežinau, tokį svarbų dalyką, kad ką reiškia būti tuo geresniu, tobulesniu žmogumi. Kai tu turi tikslą būti tobulesniu, ta prasme, kad turėsiu geriau atitiksiu kažkokius standartus, rodiklius šitoj visuomeniai, kuri visuomenė sako, va, geras tai yra toks žmogus, žinai, ten gražus turi būti, ten, nežinau, ten madingas turi būti, ir ten kažkaip kalbėti, kažką tai veikti, kas yra madinga ar panašiai, arba ten turėti daugiau profesinių sėkmių, daugiau kažkokių įgūdžių. Jeigu tu gyveni su tokiu požiūriu, kad geresniu, tobulesniu būti, tai atitikti kažkokius tos standartus visuomenės primestus, neišvengiamai bus daug jaudulio, tu sieksi patikti, atitikti, bus daugiau streso, daugiau bus, nežinau, pavydo. O man patinka Karlo Gustavo Jungo požiūris, kad būti geresniu reiškia ne kažkokiu būti tobulesniu, bet būti geresniu, tai būti tikru pilnu. Ką tai reiškia? Ta prasme, suprasti, pažinti save, išmokti pripažinti savo tamsiąsias asmenybės pusės. Ir kai tu išmoksti būti su savim tokiu, suprasti savo tas, nežinau, ten visokias ydas, nemalonius jausmus, kodėl jie kyla, iš kur jie pareina ar panašiai, tu gali pradėti kažkam ir nepatikti, bet tai nėra tavo tikslas, ta prasme. Tavo tikslas yra integruoti save, suprasti save iki galo, pažinti save iki galo, kad irgi jaustumė tą skirtumą. Pavyzdžiui, šiandien sako, priimk save tokį, koks tu esi. Tai čia reiškia susitaikyti su dabartinė savo versija. Tai kaip aš elgiuosi, ką aš galvoju, kaip aš gyvenu, čia aš esu fainas ir nuostabus. Ne, Jungas sakytų, nepriimti save tokį, koks esi yra svarbiausia, o priimti visą save. Tai yra šiek tiek skirtingas dalykas. Eiti gilyn į save, eiti į savo tas pačias, nežinau, tamsiausias savo pusės, ten susigyventi, susitaikyti su savo tom pusėm. Nereikia sakyti, kad aš ten nieko nebijau, aš nepavydžiu, man viskas gerai. Reikia sakyti, aš bijau, aš pavydžiu. Man tikrai nėra viskas gerai. Aš tikrai nesu tobuliausias, aš tikrai nesu nuostabiausias, aš čia griaunu iš vis stereotipus, nes pozityvioji psichologija sako, kad mes turim sakyti, aš fainas, pozityviai žiūriu, čia man čia nuostabus, o šiandieną populiarėja toksinio pozityvumo teorija, kad pozityvumas
iš tikrųjų mus labai stipriai atitolina nuo tikrojo aš. Ir mes nesam nei čia kažkokie labai lyderiai, jo. Mes esam iš tikrųjų pakankamai ydingi, pakankamai tokie, žinai, žemiškai nuodėmingi. Ir vat prie šitos savo dalies, kai tu prisilieti, pradedate atrasti vidinę ramybę. Mes jaudinamės, nes norim įtikti ir patikti kultūrai, bet mes turim išmokti save pažinti ir susipažinti su savimi iš esmės. Tada ateina vidinė ramybė. Tokia yra ideologija Jungo. Tai jau, ta linkme eiti. Niekada nebuvau girdėjus, tai labai įdomu pasiklausyti, netgi daugiau norėčiau pasidomėti. O galbūt dabar galvoju, apie ką dar būtų galima jūsų paklausti, kad naudingai išnaudoti mūsų laiką. Apie patyčias. Galim dar apie patyčias. Apie dėmesio nekreipimą. Kaip tarkim, vis tiek yra visokios, sakykime, mokyklos, klasės, sporto klubai ir panašiai. Ir ką, tarkim, tokios bendruomenės, jūsų nuomonė, galbūt yra ką jos galbūt daro kažką negerai ir blogai, kas, tarkim, skatina tuos dalykus, ką galbūt galėtų ir turėtų pakeisti, tarkim. Jau, kiekviena gal organizacija kitaip sprendžia, daugiau mažiau, ta prasme, kad tikrai būna, kad mokyklos ir labai daug ką nuveikia tame ir gal ten ne visas galbūt potencialą išnaudoja. Aš apskritai nemanau, kad patyčias ne mokykla sukuria, bet patyčioms plisti yra palanki terpė mokykla, bet tai yra mūsų visuomenės kultūros dalykai ir taip toliau, ir mokykla nėra pajėgi ten nei išspręsti iki galo tų patyčių, tu kartais jų kaip vėjų laukose nesugaudysi visų. Bet aišku, aš galbūt čia prieičiau prie to, kad suaugusiai žmonės, nesvarbu, ar čia jie mokykloje, ar čia jie, kaip minėjai, čia gal treneriai kokie, ar tėvai ir taip toliau, turi tas ne visada galbūt kartais taiko ne visada geras reakcijas į patyčinės situacijas, tai tarkim viena iš iš tų reakcijų į patyčias nelabai gerų yra ta, kai sako, tai čia berniukai truputį pasimuš, išsiaiškint savo santykius ir palikim jos tai ramybei. Tai čia reikėtų atskirti, kad konfliktas gal kartais ir galima palikti, bet patyčias nelabai išsispręs savaime, nes yra visada galios persvara, kažkas tas kietesnis iš truputį pažeidžiamesnio. Tai patyčioms reikia įsiterpimo suaugusiojo, tai nereikia palikti tiesiog vaikam išsispręsti tai. Kita negera reakcija baigs skųstis, ar ne, tai aš visada raginu belstis, baladotis, skųstis ir ieškoti pagalbos. Kai kreipiasi pagalbos, reikia ją suteikti, o ne pastumėti kažkur šalin. Gal neteisinga reakcija dar yra, kai sako, tai čia truputį pajokavo iš tavęs, taigi čia pajokavo, tu čia verki dabar, nėra čia ko verti, truputį leisk jaunimui pajokauti. Tai vėlgi, humoras ir patyčios yra labai slidi riba ir jau jeigu žmogui yra sunku, skaudu, jis jau nubrėžia ribą, kad jam juokas toks nepatinka, tai ir turim baigti šitą juoką su tuo žmogumi. Ir viena iš kas iš tikrųjų labiausiai populiarių reakcijų, kur turbūt irgi šokiruos, bet aš pasakysiu, kad tai yra problema, kai sako, nekreipk dėmesio. Kai pas mane ateina mokinys ir sako, iš manęs tyčios aš pripratau ir nekreipiu dėmesio, man tai yra pavojaus signalas, man lemputės užsidega galvoj, jis pripranta prie smurto. Tai čia, žinot, man ateina iš karto, aš šaulė su Šaulių sąjungos narė dažnai. Ir man ateina tokia asociacija apie pilietinį pasipriešinimą. Tai jeigu dabar mūsų šalį kažkas okupuoto, ateina smurtas, ateina prievarta, ateina visi šitie dalykai ir mes sakytum, tai nekreipkim dėmesio. Ne? Tai ta prasme, mes neturim nekreipti dėmesio, jeigu yra smurtas, mes turim išmokti pasipriešinti, mes neturim prie šito priprasti, neturim pradėti šito toleruoti. Tai pirmas dalykas, vietoj nekreipti dėmesio, reikia mokyti jaunimą, vaikus pasipriešinti pirmiausia savo elgesiu. Tai belstis iki įmanomo žmogaus, kuris iš tikrųjų tau galėtų padėti. Nežinau, tas nepadės. Rašyti, nežinau, vaikų teisėm policijai, tikrai, jeigu yra labai rimtos patyčios, niekas negali tau padėti, tai iš tikrųjų belstis, stengtis vengti galbūt tų vietų, kur ar ne yra tos patyčios, ir apie vidinį pasipriešinimą galim kalbėti, tai čia yra, kai tu nieko galbūt ir tą akimirką negali padaryti, kad iš tavęs šaiposi, tu niekur negali pasprukti, niekas tau tą akimirką nepadeda. Tai nekreipimas dėmesio, aš įsivaizduoju išeiti kažkokį kitą pasaulį, iš tavęs šaiposi, bet tu bandai kažkur atitrūkti. Žinai,
Tai čia prasideda asmenybės sutrikimas. Disociacija, tai vadinasi psichologijoje, psichiatrijai, kai žmogus patiria smurtą ir tu atsiskiri nuo savęs, nuo savo kūno, nuo savasties išeini kitą pasaulį, tai prasideda disociacija, skyla asmenybė, atsiranda asmenybės konfliktai, atsiranda daug tavo aš, kur tu nežinai, koks tu būsi rytoj, koks tu būsi už valandos, tai yra didžiulės problemos. Tai nereikia nekreipdėmėsi, reikia savo mintise programuoti ir sakyti, kai iš tavęs šaiposi tuo metu sakyti, aš pasipriešinu. Tai ne mano problema, tai tų žmonių problema. Aš esu vertas pagarbos. Sugalvoti savo protingą maldą, aš apie tai kalbu, kad tu turi neleisti įsibrauti šitom mintim, kaip reklamai, kuri ten kažkur sukasi, atseit mūsų neveikia, jinai veikia. Tai čia panašiai, veikia tos patyčios, iš tikrųjų tu gali manyti, kad tai tavęs neveikia, bet iš tikrųjų tai veikia. Todėl sąmoningai ir kritiškai su savim kalbėti ir sakyti, aš šitam pasipriešinu, tai ne mano problema, aš vertas pagarbos, tai yra tų žmonių problema, šitie žodžiai ne apie mane, šitie žodžiai yra apie juos, kurie tarė apie mane. Tai va, tai kai vyksta patyčios, galvokime apie pilietinį pasipriešinimą. Gerai. Savo kaip piliečio asmeninį vidinį pasipriešinimą. Gražiai išvalga. Tad dabar bus paskutinis, bet neprasčiausias klausimas. Ką palinkėtumėt mūsų klausytojai, jaunam žmogui, jaunuoliai, tiesiog, ką palinkėtumėt? Šitą progą tai gražių švenčių, aišku, artėjančių. O jeigu iš tikrųjų, tai kalbant apie šitos dalykus, tai aš tikiu, kad šita karta yra ta karta, kuri gali būtent ir pasipriešinti, ir ta karta, kuri gali ne pritapti prie patyčių, bet joms kaip tik nepasiduoti. Ir aš linkiu stiprybės iš tikrųjų rinktis pagarbą kiekvienoje situacijoje vietoje žeminimo, ar ne? Aš tikrai linkiu stiprybės, kaip ir tas Jungas sakytų, atsigręžti į savo tamsiasias puses ir pažinti save iki galo. Aišku, tai kelias, tai yra kelionė ir suprasti, kodėl mano kyla vienokios ar kitokios emocijos. Jos visos yra labai reikalingos. Pavydas, pavyzdžiui, jisai labai geras jausmas. Jūs dažnai girdėsit, kad tai yra blogas jausmas. Aš vieną labai trumpą istoriją, kad sutikau vieną žmogų, kuris įveikė alkoholizmo problemą ir jisai sako, aš jo klausiu, kaip jūs išsprendėt šitą problemą. Sako, man pavydas padėjo. Kaip, sakau, pavydas jums padėjo? Sako, aš visą laiką buvau pavydus žmogus. Aš visada, sako, išgėręs, pramerkęs vieną akį žiūrėdavau žmonės, kurie turi ryte lengvą galvą, sako, jie šypsosi, jie turi sportišką kūną, jie turi gražią mašiną, laimingą šeimą. Aš visada jiem pavydėjau, bet visą laiką aš pavydą užgerdavau alkoholiu. Čia apie priklausomybės irgi ta tema. Ir sako, atėjo ta diena, kai aš supratau, kad pavydas yra man duotas ne tam, kad aš griaučiau savo gyvenimą ar kito žmogaus gyvenimą, kad aš statyčiau savo rūmus, ar ne, kad aš turėčiau savo sportišką kūną, kad aš turėčiau savo lengvą galvą ryte. Ir mane pavydas, sako, ištraukė šitos duobės, aš nusprendžiau, kad aš irgi noriu būti tas laimingas žmogus. Tai tas pavydas, dažniausiai iš pavydo irgi patyčios kyla, kad supraskim, kad jis yra skirtas jausmas ne kitų gyvenimą griauti, ne kitų orumą griauti, bet iš tikrųjų kažkaip pažeisti, bet savo rūmus statyti. Tai aš ir linkiu tas stiprybės jaunimui iš tikrųjų gyvenime savo rūmus statyti, vidinius rūmus, aš apie tai kalbu jau. Ačiū Jums labai, ačiū Egle, kad sudalyvavot. Labai tikiuosi, kad kuo daugiau jaunuolių ir jaunimo pamatys ir išgirs šitą pokalbį, nes manau, kad pakalbėjom labai svarbiom ir aktualiom temom. Ir kaip visada užbaigiam savo podcastą, tai kaip sakom visada, geriausi pokalbiai būtent ir prasideda tada, kada pradedame skaityti tarp eilučių. Ir dar papildoma informacija, tai kad projektą finansuoja Europos Sąjunga pagal Europos solidarumo korpuso projektą Jaunimo aidas bei Tauragės rajono savivaldybė. Ir šis įrašas atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl nacionalinė agentūra ir Europos komisija negali būti laikomas atsakingomis už jame patiktą informaciją. Ačiū ir iki kitų kartų.